Alanija, čia kaip moliūgais papuošta panašiai. Nu va, nusibėm Boston Cipinari gatvę su labai gerom kainom. Kebabus pramiegoja, tai dabar tenka valgyti bulvytes. Verda mums kukurūzą, gal uždės druskas kokias. Mes ir vėl važiuojam į Alaniją. Sveiki, sveiki. Marhaba. Ar tik ne mūsų pirmas autobusas? Lipam iškart, šokam. Net nereik minutės laukti, kaip gerai. Stovim. Jau atkeliam techniką. 2 eurai. Vaiko neskaičiuoja. Leidžia per šoninės dalis, bet po to susimokam arba jeigu daug žmonių tai po važiavimo, arba jeigu dabar laisva, tai iškart sėdi klientės. Įsivažiuoja į Alaniją. Oras pasiniaukęs, tai prie viešbučio sėdėti tikrai dabar ne pats geriausias laikas. Jau artėjom link centriuko. Tai va promenada palei visą pakrantę tokia praktiškai nuo mūsų viešbučio. Nu, pas mus prie viešbučio prastesnė. Bet čia vat vis gražėja ir to iki pačių tų piratų visokių laivų promenada dar bus gražesnė. Čia galima ir pabėgioti. Va tie tos supinės šviečia naktį irgi. Jos išdėstytos kažkiek ten atstumu. Na, va, sporto inventoriaus. Faina pakrantė. Praktiškai čia, kas gyvena viešbučiuose, tikrai galėtų ir peškam vaikščioti. Vienu jau nebeužtenka. Kiek jūs nuo saulės akinių įmate kelionę? Kad per daug nešviestų. Viskas, jau mes atvažiavom, lipsim. Šalia promenadas, kur piratų laivelį turėtų būt, eisim centrą patirinėti Alanijos. Ar galima įtarti, kur mes esam? Ar užtektinai vėliau? Viskas išpuošta. Vėl kaip visada Ataturko turbūt čia skulptūros, ar ne? Visur viskas iškabinėta. Prie ženklo nenori greta? Alanijos. Einam iki pakrantės. Buvom čia prieš kiek? 3 metus? Nepilnas gal. Tai tiek daug ir neėjom, ir be to mes čia buvom iš kitos pusės, tai galbūt bus įdomiau. Ir bandysim paieškoti parduotuvių, kurias matėme jau praeitą dieną, bet neturėjom laiko, tai prabėgsim. Turi kažkokių supinių nemažai, tik tai aptverta greičiausiai, gal čia tik įrengtas naujas. Nu, bet taip gražiai sutvarkyta, ne? Ne kaip dažniausiai Turkijai taip pasidėvėję būna. Ne, nu čia šviežiai, aišku, po 10 metų atvažiuosi, tai jos greičiausiai nebebus jau parestauruotas. O gal ir bus. Nu ką, matai tiesiai? Pozitaną. Aš irgi matau Pozitaną. Italija atvyko. Tai va, tie namukai greičiausiai, kur mes buvom prie teleferiko. Išpiešti buvo, tai gal čia juos ir turėjo omeny, kad kalne namai. Bet gražiai, ne? Gražiai. Iš čia gražu. Pati širdis Alanijos. Tik tai, kad visi dar miega iki šiol. Nenorim mes tų laivų jūsų. Mes tik norim pasižiūrėti. Piratai. Starcraftas. Kiekvienam pagal personažas, kaip nori. Ten yra meškiukų, tai va.
Šitą pilietį nebent su meškiukais plauktų greičiausiai. Aš irgi rinkčiausi meškiukus. Bet čia meškiukai šitie piratai. Parodykit ir man. Aha, meškiukai piratai, na bet vis tiek originaliau kažkaip sugalvot. Nei šitie visi Šitie atgyvenę savo. gyvenę jau savo. Nes kaip pačiam iš karto atkreipiu dėmesį. Tai yra tokia pramendėlė kaip tuščia visiškai. Dabar apie 9 ryto greičiausiai. Taip visi laivų pasiplaukiotojai dar miega iš po vakar užgertuvių. Nes čia panašu, kad kitas kontingentas labiausiai plaukia tais laivais. Nu, Mes girdėjom. mes girdėjom tos laivus parplaukiant, tai labai faina ten plaukti. Tai va, daug šitų laivelių, tai mes tiesiog praeinam biškai pasižiūrėti, ar kas pasikeitė. Nieks nepasikeitė. Taip pat būdelės, taip pat laivai, Kviečia taip pat. taip pat kviečia. Vokiškai, rusiškai, lenkiškai gali pakviesti. Lietuviškai dar neišmokė, man atrodo. Pozitano viršui. Ir ką? Tigrėta sakė, nenori ledų, nes šalt. Šalt. Gal saulė išlys ir pradės kepinti. Arba neišlys, čia nelabai rodo saulė. Čia mes panašiai atėjom, kaip kiek prisiminėm, kad ledus po 1 eurą valgėm. Liktai čia. Ai, dabar 3 eurų. 3 eurai? 3 eurai vienas mažas ledas. Ne. O valgėm už eurą. Valgėm už eurą, tai ieškom už eurą. Negalėjo tai pasikeisti kainos. Arba eisim nuo šalia. Nes arba einam pasivaikščiot. Čia įdomu, nes čia tas Grand Bazaras šalia turėtų būti. Gal jau mes net jame ir esame. Kujų Laranų, man atrodo, vadinasi mečetė. 25 renovuota. Nežinau, ar čia vidų dar mums čia verta vaikščioti. Šiaip vidui gražiai šitą atrodo, bent jau iš nuotraukų. Gal pabandyti užmest akį. O gal ir ne, labai tuščia kažkaip. Nu, pro langus gražu. Trumpam, minutį. Gražiai per langus matosi tokia mėlyna spalva dominuojanti. Reikia paskaityti, ką rašo. Galbūt čia net negalima man užeiti. Galima užeiti, netgi dėdė parodė, kad eikit, su vežimu galite užeiti pasižiūrėti. Nu, wow. Paprasta, bet labai graži. Tai čia Malanijos viduryje praktiškai. Matosi Mirhabas. Mirhabas nurodo kryptį, į kurią melstis reikia. Čia jeigu nežinai. Kitose mečetėse tai neužfiksavau aš kažkaip, bet šitose tai labiau pabrėžta Turkijos. Gražiai papuošti langai. Antram aukšte moterų. Viršui moteris meldžiasi, vyrai apačioj. Tiek pavyko sužinot. Beje, šiame regione šitas Mirhabas yra vienas iš didžiausių. Fain. Už turgų gal įdomiau, gal ir ne. Parašykit komentarus. Ar jau užtenka tų mečečių. Ši mečetė skaitosi viena iš įspūdingiausių Alanijoje. Dar vienas įdomus faktas, kad negalima filmuoti besimeldžiančių. Kažkaip irgi anksčiau nežinojau, bet perskaičiau neseniai. Bet nebuvo nei vieno besimeldžiančio, tai viskas tvarkingai. Judam link Grand Bazaro. Taip. Alanija, čia kaip moliūgais papuošta panašiai. Gal irgi Halloweenai ruošiasi. Na, čia ne moliūgai, aišku, bet panašių formų tokie. Graži gatvė. Ledai negraži. Kėdės. Ir kopijas.
O, labubu jau užaugo. Ir Louis Vuitton kačiuko namas. Kas čia? Mandarinai jau krenta ant žemės. Nu, pakankamai neįkyriai siūlo, viskas gerai. Pasiūlo kažką, nori, nenori. Perki, neperki. Viskas. Dar kol kas turbūt nieks čia nesilanko, čia ruošiasi. Suknelės gražios. Manekenai gražus, viskas čia labai. Daugiau papuošimų, čia dabar jau iš moliūgų keičiasi į kažkokias lempas. Žodžiu, vaikštam, kainos čia kiekvienam iš lempos sugalvotas, kas kaip nori, tas taip sako. Vienoje vietoje sako 20, bet ir už 15 parduota, kitoje 25, tas pats už 20 parduota. Čia reikia pirmą prasivaikščiot, jeigu kažko tikrai reikia. Ir tada jau dėrėtis. Na va, oficialus ženklas, kad mes Grand Bazare, nors čia visur tas bazaras yra aplinkui. Net nereikia čia eit. Tai turbūt naujo tai mes nieko neparodysim. Greitai taip pat čia ne jos vaibas. Ne mano. Ir mane truputėlį, mažai, bet truputėlį erzino šitie pardavėjai. Bet kai čia eini, čia jau reikia susitaikyti, kad čia kitaip nebus. Tikrai taip. Tai va, visur. Džemperiai, maikės, tašės, batai. Man žinai, kas erzina ne tas, kad jie kviečia, o tas, kad kviečia ir tu, pavyzdžiui, sakai, no thank you. Tai jie tokį žvilgsnį pažiūri supykusiu. Mane va šitas labiausiai. Ja, dar kokį nors ten pasižiūri daiktą, sakykim, pasako vieną kainą. Tada sakai, ne, nu nereikia, tai jis tada biškį numeta. Ir tada, nu gerai, tiek to, tipo, nesąmoninga kaina, nu tai aš išeinu. Ir jau kai išeini, tada kerta jau normaliai per tą kainą. Nu čia toks planas, matyt, pasiteisinantis. Tai va, nieko kitokio, bet šiaip pirmą kartą, kas būsit Turkijoj, tai aišku, faina labai pasivaikščiot, pasižiūrėti, šokiruotis, kaip čia dabar Gucciai po 20 eurų, viskas atrodo labai gražu. Einam tenais dar. Bet iš tikrųjų tai kokybė, tai taip pat netgi ir tarp tų kopijų priklauso labai nuo kainos. Nes paėmė kur ten už 10 eurų, sakykim, kažkokį tai daiktą pačiupinėjai, nu toks tragiškas. Man tai va čia einant, nu tai maikės ten tas, bet kur, pavyzdžiui, mes pradžioje ėjome tenai šunims visokie, nu, tokie tipolė firminiai, ten brandas, bet taip, nu, juokingai ir visai buvo, atėjau tokia, wow. Nes anksčiau kažkaip nemačiau, kad šuniukam, pavyzdžiui, būtų sukurti visokie nameliai brandiniai. Jo, čia pradžiai, bet tik vieną vietą kol kas matė. Tai va, burberiai, šmurberiai visokie. Po 5, po 10, po 20, po 30. Priklauso, kiek tave apgaus. Tiesiog mes čia pasivaikštam, pataisim normalias parduotuvės pasižiūrėti. Gal kas ir reikalingo pasitaikys. Naujoji Alanijos mečetė, kuri čia stovi virš 60 metų. Naujoji, bet ne tokia ir nauja. Iš vidaus rašo gražesnė, bet jau šitą nebeisim. O šalia parkelis savo gražiais augalais prisodintas. Daug katukų, čia gal net net ženklas, kad kačiukų namai. Negalima su motoriniam priemonėm važinėti. Jo, kačiukų čia pilna visur. Kačiukų parkas gal net. Koks mažylis. Turgus palikom, jau turbūt, kad nebegrįšim. Einam dabar iki normalių parduotuvių pasižiūrėti. Kas dar čia toj Alanijai gera? Baseiniai, baseiniukai. Viešoj vietoj, kačiukai visur.
Kas myli kačiukus, tai čia labai patiks. Net va maistą priberta, žmonės čia rūpinasi, jas šeria. Kačiukparkis. Nu, gražiai šiaip tvarkyta, viskas faina. Yra čia kur pasivaikščiot, ką pamatyt. Net ir viršui pasilipęs. Gražiai čia. Tarp gėlių įsitaisęs kačiukas. Nu va, nusibėm Boston Cipinari gatvę, kažkur tai prašosi, prie tokios nedidelės mečetėlės, didžiulės parduotuvės su labai gerom kainom, iki 10 eurų pilnų. O visas vežimas užgrūstas, nebeturim jau. Labai gražiai. Vėl akinių madas. Ką, jau biškai pradėjome išalt, sakom, kaipgi mes Turkiją paliksim be kebabo. Jo. Šiandien bandom pavalgyti kebabą, nes gal dar pavažiuosim, bet su visais tais ryšuliais bus sunku. Bet žiūrėsim. Kažkaip išgyvensim. Ledų mums nieks nepardavė, tik tai paprasti neturkiški. Nes mes labai ankstyvi. Ankstyvi, bet ir dabar neatsiranda kiek metų. Tai einam paieškoti kebabą, to susukto donerio lavašą. Štai kebabai mūsų nedirba, ieškam kitų. Nu va, grįžom vėl gatvę, nes čia pakeliu gavosi, tai žiūriu, žmonių jau daugėja. Renkasi turistų. Tiesiog buvom stipriai per anksti atėję. Tiesiog einam bet kur ir bandom ieškoti kebabų, nes va čia kaip pasižiūrėjom vietas, tai tas, kas pažymėta ir atrodo visai niekad nedirba tiesiog. Gal auksų greta? Neatsisakytum? Man tą patį geltoniausią, kaip čia mėgsta. Įdomu, kiek šansų, kad apgaus perkant auksą mus. Gal išmanančią ir neapgaus. Bet kaip tu čia patikrinti? Aš kažko tai nelabai suprantu. Pusę Alanijos mes jau praėjom, pirmin atgal. Nei vienos kebabinės. Nei vienos. Yra tie, kur sėdėti restoranai tokie, kur kebabus taip parduoda, bet nelabai aš noriu, mes ieškom tokio Tikro kebabo. tikro kebabo, nu, mažo, kad būtų 2 stalai. Turkas, kuris nieko nesupranta, jokia kita kalba Taip. jaustų, o tokio norim Bet kebabą. sakau, vaisydėjai, tada ten mano apkatė žiauriai skanų valgė. Jo, ieškom toliau, nu, nepasiduosim. Grįžom prie mūsų. Dar vieną papildomai. Tai kur kišim? Nu, tai panešiu. Nu, truputį panešim. Mamytė grįžo. Mes pykomės truputį, O zaman biz konuştuk. todėl kad mėtomi yra daiktai. Tarp kebabų dar rūbų nusipirkai. Ama dedi 30 saate şu an 1 saat daha görünmüyor. Nuleidžiam ranką Salanėje rasti kebabų, važiuojam į savo rajoną. Ten mums sakė viešbučio patarnautojas, kad sakė geri kebabų. Tai ten ir pabandysim. Patarnautojas. Mūsų stotelė. Čia ir lauksiu savo pirmojo autobuso. Ta Movit programėlė visai gerai rodo. Pro kur važiuoja, kur sustoja autobusai. Patinka.
Vis tą mersą krapšto kažką išremontuoja, tvarko, apdengęs kiekvieną kartą, kai praeinam. Servis atsidaręs, tiesiog prie viešbučio. Einam bandyti tą kebabiuką. Jeigu gerai parekomendavo ir patiks, šiam kampo turi būti kažkur. Nu, pasižiūrim. Valgo ir kebabas. Gerai, sėdam čia. Kainikės didelių apie 10 eurų. Kebabas bus pigiau. Pažiūrėjome meniu, tai užsisakėm arbatos, airaną ir pipiriukų. Ne, jokiam. Kainas, sakykime, lietuviškas, bet labai kokybiškai atrodo viskas turėtų būti. Laukiam, net airanas taip įdomiai patiektas yra. Paragavau skanus. Ir šiaip, bet aplinkoje matosi, kad sėdi žmonės turkai, tai gal visai nieko, jeigu vietiniai rengtis. Taip, pipiriukai dovana. Mažas kebabas 4 eurai, didelis 8 eurai, kažkas tokio. Arbatos ir airanai maždaug po 50 centų eurų. Nu ką, sulaukiam kebabiukų. Paragavau 30 iš 10, dabar jau nukrito iki 8, nes man truputį per aštru ir vis tiek norisi padažiuką vidų. Pas mane su erienu, vietoj su vištiena. Man tai skanu. Kol kas aštrumo nėra, žinau. Toks yra. Nu, nekiek aštrus, labai daug prieskonių. Geras. Tokio skonio dar neragavom, tiek Stambulė buvom, dar kur, bet tokio neragavom, ne? Tai toks ant grilio kažkoks. Šiek tiek sausoka gal. Bet skanus. Bet nepratė taip. Tai vat, vieta rekomenduotina. Tikrai turbūt kiek praėjo Malanijos tų tokių didžiųjų kavinių, sakykime. Kur krūva stalų, tušti, restoranai visi Aš čia dabar realiai va vienas stalas. Realiai tai va. Visi valgo. Tai ką, skanaus? Nu, skaniai pavalgiam, gavosi 15 eurų viso su centais. Tai vis arbatą, tai normali kaina kaip kavinė. Turbūt kokybę pamatysim vėliau. O dabar kylam šiais nelabai patogiais viešbučio laiptais į viršų. Ir eisim pailsėt turbūt. Tai va taip atrodo mūsų poilsis. Skanaus. Atrodo daug vaikų baseine maudasi, bet šiaip tai šaltas vanduo. Bet vaikam tik su mėlynom lūpom nešalta. Gal įjungia šildymą šiandien? Aš irgi. Vėl čia dabar po pietų, kai atėjom, tai visur tų rankšluosčių pridėta, visokių daiktų, burgeriais nukrauta, suolai šitie jų visi. Ir nėra kur gultis, tai reikia... O žmonių nėra, tik tai burgeriai padėti. Tik burgeriai. Jie kažkada jos valgys. Tai mes va ten pamedžiu suradom laisvų ir parsitempėm. Kokią valandėlę pailsėsim ir eisim turbūt toliau pasivaikščioti kažkur į miestą. Kebabus pramiegojo, tai dabar tenka valgyti bulvytes su burgerio mėsa. Skanu? Mokamės ledus valgyti. Reikia kasti nuo vidurio, vaflį.
Tada galbūt geriau bus. Maudynės baigtas, važiuojam dirbti. Šiandien pasirodo, kad yra antradienis ir Mahamutlar turgus dirba antradienį. Rašo vienoje vietoje, kad iki 8 vakaro, kitoje iki 5 vakaro. O šiuo metu yra 4. Tai bandom, galbūt suspėsim dar, pavažiuosim šiek tiek su autobusu į priekį, grįšim gal ir pėsčiom, kad negaišti laiko. Autobusas panašu, kad jau čia. Tiesiog minios traukia į turgų arba iš turgaus. Pilni krepšiai, pažiūrėk, prisipirkti. Privežė čia visai šalia. Tai einam, gal dar suspėsim truputį pamatyti bent jau užbaigtuvės. Ir dabar vakal buvau, paskaičiau truputį, tai lygiai ir šitas turgus toks kaip ir migruojantis. Vakar buvo pirmadienio turgus, kuriame mes buvom tenais jau prie Alanijos. Dabar jis galimai čia gal persiklis. Gal net ir Tai gal čia prekes. tas pats, kur ir šeštadienį mes praleidome. Gali būt, gali būt. Gal net tas pačias prekes pamatysim, tos pačius pardavėjus. Viską gali būt. Na bet vis tiek pasižiūrim. Ko tikėtis? Mu. Sako, mu ten guli. Prieš turginiai vaisiai, jau greta nuėjo obuolį pirkt vieną. Įdomu, kiek sumokės. O ten va viduje visai toks pusturgis. Tuoj mums liko viena sankryža ir bus turgaus pradžia. Kertai obuolį už 20 euro centų. Bet kitaip neturėjau. Kartelė nepriėmė, kitaip neturėjom. Nu tai tiek to. Galėjai porą kilogramų gal paimti. Svarbu, skanus obuolys. Vaikai gynė savo. Nu va, panašu, kad priėjom turgų. Antradienio šį kartą turgus, vakar buvo pirmadienio turgus. Vėlgi vaisiai. Pažiūrim, ar kažką tai naujo įdomesnio pamatysim. Nes vakar panašiai labai matėm. Gal kažkokį vaisių dar nusipirksim. Jeigu nebrangiai parduos drakoną gal kokį. Va, gali išvirti kukurūzų. 5 kukurūzai 102 eurų. 5 vienetai. Tai nebrangiai? Turbūt. Bulvytės labai panašiai kaip vakar, sakyčiau. Net nematau skirtumą. Galbūt sumaišyti pardavėjai tik tai vietos. Riešutukai. Visokie maistai. Bananai, kur mes pirkom. Jo. Labai tikėčiau, kad šitas turgus tiesiog migruojantis ir priklauso nuo vietos, kur jūs esat, ten ir aplankykite tą turgų. Kokį įdomesnį vaisių reiks surasti. Bet dar visai gyvas turgus, aš galvoju, mes visai į pabaigą ateisim, o čia pasirodo tikrai, kad ne pabaiga dar. Turistai dar čia tik tai pradeda iš viešbučių išeidinėti vakaro pasivaikščiojimams. O bulvytės, po kilogramą vieną. Vėl kepa lygiai taip pat kaip tam turgui. Ar tik ne tas pačias kepėjos. Bet patiko, skanus, pabandykit. Ir braškyčių šviežių, žodžiu, viską. Toks va turgus. Ar daug skirtumų matot? Galit pakomentuoti. Bet aš tai daug nematau. Aišku, pardavėjų veidų neatsimenu, bet
turbūt tie patys. Tik mes šiandien, kadangi einam jau piko metu, tai labai daug žmonių. Va, mūsų papajas. Skanės buvo. Kilas drakono vaisių 2 eurai. O čia papaja 2 eurai, mes panašiai ir mokėjom už vieną. Žodžiu, tie prekiautojai kiekvieną dieną dirba, tik tai, kad skirtingose vietose. Visur turgus. Alanijoje gal bent jau 4 turgai yra kiekvienom savaitės dienom. Tai mes aplankėm pirmadienį. Tikrai dar yra kitų dienų kitose vietose. Yra. Nu, panašu, kad viskas. Einu ieškoti, kur atsilieka merginos ir paieškosim kažkokio vaisiaus. Sakom, pirksim šitą kukurūzą. Vienas kukurūzas 1 euras, sakė kaina. Adim šitų. Man. Verda mums kukurūzą, gal uždės druskas kokias. Arba neuždės. Yes. O, tiesiog į maišelį gražiai savo įpila ir viskas. Turbūt išsimazos ir viskas. Tiesiog į maišą, va taip. Aš galvojau, kad gražiau patieks, kai nors ten pašok šokį kokį. O čia pasirodo paprastai. Nesvarbu, bet paragausim, skaniai kvepia labai. Vaikas čia irgi zyzia, burzgi. Sako, jau noriu valgyti. Pažiūrėk, tas Moliūgas. Nu ir kaip matai skirtumus nuo vakar? Ne. Aš irgi nematau. Gražios spalvos. Prasidėjo nebe maisto turgus jau. Vėl kėdukai, batukai, rūbai. Tas pats kaip buvo. Tiesiog praeinam ramiai. Užmesdami akį. Nebent kažkas tai labai sudomins stipriai. Man atrodo, mes va pas šito. Va, sultis pirkom pas šitą dėdį. Tikrai tie patys visi. Tai va, turgai visi vienodi. Jeigu galvojate aplankyti porą, tai greičiausiai tą patį pamatys. Jau pavargo sėdėti vežime. Sako, reikia eiti už rankos paėmus. Aišku, labubų tai patinka. Nu va, mergaitė kaip sutrukdė dabar. Turi tų labubų, namuose valiojasi, net neįdomu. Bet kai kabo, tai visur pamato. Va tokią suknę geriau imti. Įsikraustasi, baigėsi turgus. Tai jau pataikėm tikrai į pabaigą, tai reiškia iki 5 valandų dirba. Galbūt ne visas, bet bent jau čia šita dalis, tai va visi jau dedasi, kraunasi. Tai šį kartą nereik pasitikėti vienu iš 2 Google Maps pasiūlymų. Nes ten rašė, kad dirba iki 5 arba iki 8. Pagaliau atšalo kukurūzas. Nu, dar nėra šaltas, bet šiltas toks. Visai skanus. Man patiko. Ir mėgsti labubų jau madoj. Kukurūzas vis dar valgomas. Bandom grįžinėti. Daug garso. Nejuda visai. Nes visi su savo tačkam suvažiavo. Bunlar çekim derdinde o pazarda. Hadi geçin, çabuk geçin. Čia panašu Galekus jau stumdo pigiausiam kainam.
Tai va čia visi rėkia, kad jau čia išparduoda. Sako, pas mane geriausia ir pigiausia. Pirkit. Viskas, prasibrovėm pro akcijinį skyrių. Jau dabar bandom turgus palikti, nes vaisių kažkaip daržovė ilgiau dirba. Kol tėvai apsipirkinėja, vaikai siaubia aikštelę. Nu įdomu. Pavosiukas toks, šioks toks. Iš turgaus vos išėjus. Bananmedžio giraitė tokia įspūdinga, sakyčiau. Negalima mesti šiukšlių. O, bananiukai auga. Aišku, ten gilin reikėtų eiti, jeigu nori daugiau pamatyti. Bet faini lapai tokie, čia toks giraitė, tokia vidinė mėsa tiesiog. Nu gerai atrodo? Jo. Tai kaip banana auga, koks ten ant galo daiktas kabo. Čia dar neprinokė banana. O po to tiesiai į turgų to nereikia nešti. Į dėžės nuskyniai, sukroviai. Net nereikia gilin eit. Nu faina, žmonės praeidami va, praskininėja truputį. Čia šiaip turėtų va taip augt maždaug, kad nieks nelystų tokiuose celofanuose įklotų. Graži giraitė. Ten dar vienas sargas toks, man atrodo, sėdėjo, kad jau nieks čia nelandžiotų labai. Šiukšlių nemėtytų, bet galėtų ir tvorą užsitverti. Būtų šiek tiek privačiau. Super. Na, tiesiog prie viešbučių. Vidury miestų. Dar va tokia vietelė, kur šiek tiek galima įžengti. Taip pat įdomu va. Jau tie kokosai skečiasi. Džiunglės. Geras. Atrodo, kad džiunglėse vaikštai, o tada bam, išeini ir tu miesti. Vidury miestų. Šeiminėlė tiesiog vakaroja vidury miesto prie barbershopo. Nu įdomus čia experiences, mes čia vaikščiam tokiais kvartaliukais, tai yra vaizdu. Privaikščiam, privargom. Sakom, reikia jau atsisveikinti šitam video. Laukiam vakarienės. Tada mini disko, tada ta pati rutina, tai mes jau nieko nepradysim įdomaus. Mūsų šiandien jau kaip ir beveik paskutinė diena, nes rytoj liko tik tai pusė dienos. Ir keliausim namo, bet šiaip tai užteko. Užteko, 4 dienų per akis, tokių įtemptų. Tai va, susitiksim rytoj, dar paskutinį kartą iš šalia Alanijos esančio, kaip miestelis vadinasi? Mahmudlar, labai sudėtingas pavadinimas. Ir rytoj laukia labai geras prekybcentris, naujas. Turėtų būti prekybcentris kažkokie, tai tokie faini objektai. Biškai gal varguoliško gyvenimo, biškai geresnio gyvenimo. Gerai, sakom iki. Šiandien atsisveikinam. Iki. Like, share, subscribe ir iki. Vieną aukštą su liftu kilom, sakom gal praplaut grindinį. Nu, žmogus grįžęs ne per daug apsidžiaugs. Jeigu randi 2 vienodus, tai laimėjai loterijų. Vos grįžom į viešbutį, iškart vakarėlį.